visi susirinkę į 188 patriotų žaidimą. Susirinko 180 žaidėjų, čia mes šiek tiek suskaičiavom. Ką, visus kviečiu tradiciškai žaisti sąžiningai, garbingai. Tarp mūsų yra apie 30 naujokų, kurie nuomavosi įrangą, tai senų žaidėjų prašom elgtis etiškai, kultūringai, pamokyti, patart. Ir ką čia daugiau galiu pasakyti, kad gal kokią bendrą informaciją pasakyti, kad kitą mėnesį, gegužės 11 dieną bandysim daryti didįjį patriotą. Tai bus atminimui antsiuvai. Kiekvienas žmogus gaus po vieną antpetį, jeigu jau sutarnavęs, tam, kad mūsų generolam būtų patogiau organizuoti žaidimus. Tai va, ką, dar visus kviečiu registruotis į mano.legionas.lt platformą, tenai rasit savo korteles skaitmeninės, jūs turit popierinės korteles, jos yra padarytos skaitmeninės, tenai matosi kokie apdovanojimai jums priklauso, ką jūs esate gavę, kiek žaidė, kur žaidė, tai jeigu pateikia pirmos registracijos metu tinkamus elektroninius paštus, tai galite drąsiai jungtis, viskas veikia, kuo puikiausiai. Ateityje galbūt ir bus užduotys skaitmenizuotos telefonuose, matysis, kur viskas išdėstyta. Tai va, viskas yra ten kūrimo stadijoje, bet jau veikia. Tai gerai, dabar mes tradiciškai norime apdovanoti nusipelniusius žmones. Patrioto ženklai. Niklušis Patrikas. Ugnius Luchba. Augustas Gajauskas. Rokas Petraitis. Bronzinis patriotų kryžius Darius Nickus. Ir kaip sakoma, legiono viršus jau čia daugiau nėra nieko. Kęstutis Blaževičius. Ne, aš suprantu, kad čia žmogų mes turėtume visi žinoti, o ten, bet pavardės ir vardo nėra parašyta. Gal yra norintis atsiimti? Davai! Kortelė, viskas mūsų, kaip ir visur Vytis, o vardo ir pavardės nėra. Tai kas rinkot? Galiu pašyti. Tu žinau, kad nežinau, patikrinsim, ar moka rašyti. Kam eini parašai? Jau tau turbūt daugiau jos nereiks, bet kad atminimui vaikam parodysiu. O? Labai gerai, išmokinsim mums rašyti vardą ir pavardę. Dabar pagarsyt viską, kad atsistoji čia naivo, čia žaido į žmonės. Šau pavardė jūsų kokia? Vytis. Oskaras Dočkus. Dar kortelę. Gerai, kolektyvas, žiūrėkit, kažkokią tai dalį brolis pasakė, kažką tai dar aš